Spalio 2–4 dienomis Litexpo parodų rūmuose vyko investicijų mūgė pirmoji Lietuvoje Vilnius Invest 2008. Joje dalyvavusi finansų maklerio įmonė Finil surengė žaidimą, kurio nugalėtojai turėjo atitekti 250 litų vertės Europos prekybos centro kuponų. Nugalėtojai mums maloniai sutiko išrinkti audito kompanijos Tezauras auditas atestuotas auditorius Darius Butkevičius. Štai dabar ir kalbame su mūsų nugalėtoju Šarūnu Gailiumi. Labą dieną. Norėčiau jūsų paklausti, kokiu tikslu jūs lankėtės mūsų parodoje? Tiesiog norėjau įgyti bendresnių žinių apie investavimo galimybės Lietuvoje, susipažinti su valstybinėm institucijom, kurios reguliuoja visą investavimą ir tiesiog įgyti bendrų žinių, kurios gali pravesti man ateityje. Labai malonu, kad domitės investicijomis, kad domitės, kaip reikėtų investuoti ir tikimės, kad jūs sėkmingas būsite investuotojas. Linkime sėkmės jums. Ačiū labai. O čia bus jūsų prizas, kurį teisėtai laimėjote. Ačiū labai. Ačiū jums.